Na ir taigi, sveiki visi į dar vieną video ir šiame video mes dovanosim peilį, žodžiu. Tai pirmą, ką darysiu, tai vėl paskaitysiu komentarus, pažiūrėsiu, dėl ko jūs norit ten tą peilį naudoti, tai žodžiu, einam į YouTube ir pasižiūrim. Ir žiūrim, biškį paskaitom kelis komentarus, žodžiu. Tai yra 109 komentarai. Ir pirmas yra, noriu lašinukam pjaustyti. Nu čia iš tikrųjų labai daug tipo lašinių nori tą peilį pjaustyti, bet vienas buvo, žinau, kad kuris mane įžeidė, tai parašė, noriu laidam žievinti. Tai tikiuosi jisai nelaimės, jeigu laimės, tai aš nežinau. Taip nenorėsiu padovanoti tą peilį. Va, noriu laidam žievinti. Eik tu peklon, dislike'ą užmėsiu. Ai, reikia prisijungti. Noriu, neturiu žūkliai peilio, tad būtų gerai. Nu, pažiūrėsim, ar laimėsi ar nelaimėsi, noriu panaudoti užkilaudamas gamtoje. Nu, bet labai čia iš tikrųjų aš jums pasakysiu labai lievi atsakymai, aš galvoju kažką tokio kieto parašyti, čia tiesiog noriu, nes noriu, va toks mano atsakymas, va. Nu, bet svarbiausia, kad parašėt noriu, žodžiu. Kas čia ilgas, noriu, dar jei turi galimybę, prašyčiau, kad pasirašytum kur nors ant jo ir naudočiau kaip kolekcinį rekvizitą turinti didelėse... Jo, čia tas kietas, to žodžiu. Jisai nori dėl to, nes jeigu, pavyzdžiui, aš pakilsiu karjeros laiptais, tarkim taip, ne? Ir jisai turėtų mano tą peilį su parašu. Nors kiekvienas peilis iš tikrųjų turi, pavyzdžiui, jūs nusiperkate peilį ir ant peilio geležtės yra tas VV žodžiu ir mano parašas, aš jį išdeginu su tuo kaip su elektrolize, tai vandenį ir druską, pajungiu elektrą ir įsidegina žodžiu, tai man tiesiog su adatėlė reikia išraižyti, aš tiesiog papurškiu dažus, išraižau ir tada išėsdinu ir gan gerai gaunasi. Noriu peilio, nu nori, tai nori, gal gausi. Noriu patarti, jisai nori tiesiog patarti, bet vis tiek jau patekai į tą, tai tikėkime, jeigu laimėsi, atsakysi ir noriu aš pasakyti, kaip viskas vyks žodžiu. Vyks taip, aš turiu ir Facebook'e, ir turiu YouTube'e, tai išrinksim vieną iš Facebook'o ir vieną iš YouTube'o. Tai pavyzdžiui, ant Facebook'o suksim ratą, ne? Nes aš nežinau, kaip ten random išrinkti, o ant YouTube'o yra programa ten, kur įmeti linką ir išrenka komentarą random ir tada sužiūrėsim, kas ten, kas laimės ir tada tie du žmonės suksim tarp jų ratą. Ir kas laimės, tas laimės peilį. Ir kas pralaimės, aš jiems parašysiu, aš nežinau, kaip ten susirašysim, parašysiu laimėjai, bet antrą vietą paimiai ir laimėsi. Žinai ką, laimėsi va štai šitą va taupyklę. Jinai, nežinau, jinai gan yra stora, jinai yra 1 cm metalo storio žodžiu. Aš ją tik dar nudažysiu, aš čia vakar pabaigiau. Ir dabar ką tik atėjau, sakau, kavutės užsikaisiu, nu, atsinešiau kavutės, sakau, išgersiu kavutės, viską padarysiu ir tada pradėsiu dirbti. Tai žodžiu, va šitą taupyklę, nežinau, kaip jinai čia, pinigai, tikėkime, įkris į tą skylę. Nu, čia greitai, labai čia tokie vyrai tokie, vyrius paliksiu dėl estetinio gražumo gal bus gražiau, gal ne, nešveisiu, jeigu norėsit kažkada išsimti pinigus, kas laimės. Jeigu dar kažkas atsakys žodžiu, nes, pavyzdžiui, jeigu laimės iš Facebook'o, tai manau tikrai atsakys, nes aš turiu drauguose juos ir ten bum surašau. O jeigu komentaras laimės, savat nežinau, ir kad peilį nežinau žodžiu, bet žiūrėsim. Tai būtų gerai, kad patikrintumėte savo komentarus ir jeigu bus parašyta, kad kažkas ten laimėjo žodžiu ir ten tu būsi, tai man į Facebook ar kažkur sumes, žodžiu, ten visus kontaktus ir mes susiskambinam, susižiūrim, aš tau ir užsiuntimą nereikės mokėti, aš tau greitai mėsiu. Noriu, nes nieko tokio neturėjau. Šitas geras. Noriu žvejyboje, noriu naudočiau bikepacking'e, noriu į savo dirbtuvės, noriu iškyloms, noriu, kad turėtų turistaujant. Nors žodžiu, gal iš tikrųjų geri komentarai, nes tokie nėra, bet labai daug, dažniausiai lašiniams ir žvejybai. Tai va,
noriu pravers darbams, tiks labai gamtoje, nu ir gamtos labai noriu, savo kažkokio peilio neturiu, tai būtų pirmas mano peilis. Gal bus? Noriu peilis praverstų tiek žvejyboje, tiek gamtoje, dažnai mėgstu joje paiškilauti žygiai ir panašiai. Atsiemu visiškai žodžius, pas jūs geri komentarai, aš ten tikriausiai kelius blogus perskaičiau. Noriu, nes kai būsi įžymus kalvis, galėsiu didžiuotis, kad turiu tavo darbo peilį. Nu, dėkui, ką žinau. Noriu naudosiu išklaudamas, išgyvendamas miške arba gamtoje. Nu, būtų kietai. Noriu kažkada praknisau savo šveicarišką, skaityti nemoku, kišeninį ir smagus būtų. Nu, čia jau tas, jau toks. Noriu kažkada praknisau savo šveicarišką, skaityti nemoku, kišeninį. Nu, čia aš skaityti nemoku. Kišeninį ir smagus būtų. Nu, čia kažkas jau primalė. Noriu naudočiau medžioklėje, noriu naudočiau gamtoje, pjaustyčiau lietuviškus lašinius, nes gyvenu UK. Noriu naudojamas žvejyboje, noriu lašinius pjaustyti, tas pats per tą patį su tais lašiniais, medžiokliai, noriu, nes reikia skolą atgauti. Tai gerai. Gal laimėsi, gal ir atgausi tada skolą su to peiliu. Parašė noriu, nes reikia skolą atgauti. Vytauta, tavo kūrimas tikrai labai geras ir natūralus, smagu matyti. Tokį autentiškumą taip ir toliau, nu, bet peilio nelaimėsi, žinai, bet dėkui labai tau. Noriu gražus peilis, dėkui, noriu pjausiu lašinius, nu, va tiek, su tais lašiniais noriu įsirėminčiau. Nu, bet jisai neįsirėminam, ne tam jisai skirtas darbui ir gražumui. Nereikia ten nieko rėmintis, turi dirbti jisai. Damasko, noriu grybauti eisiu, nu, va šitas geras, iš tikrųjų grybavimui toks gražus, toks visai neblogai. Noriu dešą pjaustyti, nu, čia tas pats prie lašinių, noriu papildytume mamos peilių stalčių, nu, gal laimėsi. Visi nori, tai ir aš noriu. Nu, va šitas va geriausias iš tikrųjų, tas, kaip čia sakant, komentaras, va. Va geriausias žodžių komentaras šitas. Noriu, nes visi nori. Nu, sveikinimai. Bet peilio nelaimėsit. Jūs, atsiprašau, Jonai, jo. Noriu pjausiu šlapenkę. Nu, aš šitam irgi nenorėčiau dovanoti peilį. Peilis lašiniams tai gan gerai, nes lašiniai yra lašiniai, o šlapenka tai yra šlapenka. Nenorėčiau, kad jisai gautų, bet žiūrėsim. Noriu naudosiu medžioklėje, pats pasigaminti nemoku. Jeigu nemoki, aš šiaip galvoju kažkada pradėti iš tikrųjų mokymus daryti. Nesakau, babkės gal ir geros bus ir susipažinsim su daug žmonių, su tais, bet žiūrėsim, kaip ten bus, aš nežinau, paskui ten, kad nebūtų vėliau reikalų ten. Noriu grybausiu, nenoriu. Nu, senis belė ką parašė. Bet palaikau tave už įdomų turinį, matau garsas pagerinam. Po biški tobulėjai, šaunuolis, like, subscribe. Nu, bet galėjai parašyti, noriu, bet ir būtų laimėjęs. Nu, nenoriu, tai nenoriu. Nu, ką aš padarysiu? Noriu duočiau mamai, kad galėtų dešytės pasipjausit. Nu, gal ir geras mamai padovanot, bet girdėjau, aštrių peilių negalima dovanot, bet noriu naudočiau gamtoj iškiloms, noriu garažę naudočiau. Nu, garažė irgi ten toks, aš nenorėčiau, aš noriu, kad virtuviai kažkur ten medžiokliai, kad ir lašiniams pjausit, bet purvinam garažė kažkur numestas būtų, nenorėčiau, kad tai būtų, bet čia mano nuomonė, žiūrėsim, kas laimės. Noriu įsirėminčiau atminimui. Nu, ne tam skirtas, bet jeigu norit, tai norit. Noriu naudočiau virtuvai šašlykams pjausit. Čia irgi geras. Raudonų, tas geriausias. Noriu pjaustyti raudonusius svagūnus, senis, belia ką šitas. Tiesiog, toks random žodžiu. Mes kažkada kalbėjom su mokytoju
Ir jisai sako, žodžiu, vienas peilis vienai paskirčiai. Tai pavyzdžiui, vienas peilis yra daržovėm, o tam žmogui tas peilis būtų tiesiog svagūnas pjaustyti, tai būtų gan kietai. Noriu į kolekciją, bet kietai. Noriu bus naudojamas medžioklėje, o aš tą žmogų pažįstu. Jisai kietas yra, noriu miestui pasipjaustyti medį, paskapuot. Paskaptuot, nuskaityti nemoku. Va, ir vėl lašiniai. Noriu, pasilikčiau peilių kolekcijų. Noriu, einu į mišką bushcraftint. Galit lietuviškai. Tai manau, rasiu, kur panaudoti gerą pradžią, tes toliau, dėkui tau. Šaunuolis, noriu, reikia į gamtą, į žvejybą, šaunuolis, tes taip toliau ateityje būsi dydis meistras. Tikėkime. Tai ką visus perskaitėm, einam žodžiu į linką, aš tuoj rodau jums ekraną, kad žinot, ten tokių visokių, kaip man dabar čia parodyt, kažkaip parodyt gal išeis. Nematysit, bet vis tiek gerai bus čia. Tai va, žodžiu, einam pirmą į šitą linką, ir tada mums reikia šitą nusikopijuoti, YouTube linką, kopij, tada nainam žodžiu tą, įkeliam savo šitą, ir kaip man dabar, ir ekstra, čia ne šitas. Kur čia, pala, kažkur dar reikia įvesti, kad tipą noriu, ar kaip čia? Aš jau dariau, aš jau bandžiau tikrai, bet kaip čia, pala, more settings gal? Kažkur galima įvesti, kad noriu tipo. Žodžiu, bandom jaučiu ir viskas, čia dar reikia išspręsti kažkokį tą, tai čia 12 bus. Ir jaučiu enter tada. Get YouTube comments. Va, žodžiu. Yra 100 kem 9 komentai, bet jeigu žodžiu nebus to noriu, tai neimsiu žodžiu. Jeigu bus tas vienas nenoriu, ar kiek ten, ir žiūrim, kas laimi žodžiu. Snyčeris. Ką jisai pakomentavo čia? Noriu, naudosiu prieš negerus žmonės. Blemba. Kas jisai čia toks? Šito net nepagavau komentaro žodžiu. Va, parašyta. Noriu, nes sufokusuojam, nes naudosiu prieš negerus žmonės. Žodžiu, ne aš nusprendžiau, čia nusprendė programą jau. Gerai, o dabar sukam žodžių ratą, ne? Spin. The wheel. Ir dabar įmetam visus vardus, kur Facebook'e rašė žodžiu. Tai buvo liktais 30, lygiai 30, man atrodo, buvo. Arba nebent dar prasidėjo, bet jau, man atrodo, 30 bus. Copy. O čia viską nuskenavom. Įmetam žodžiu visus vardus. Ir čia viskas yra, ne? Ir dabar sukam žodžiu, kas laimės. Ir laimėjo
Kas čia per vardai? Liuncija Kepalas. Pala, aš pasirašysiu greitai. Liuncija Kepalas. Ir kas ten laimėjo? Tas žmogus. Galima čia kopijuoti? Ne, negalima. Palatuoj. Prižiūrėtojas, jisai užsivadinęs prižiūrėtojų, tai prižiūrėtojas tebūnė. Būtų gerai, kad iš Facebooką laimėtų, blemba, tam žmogui nenori iš tikrųjų duoti to peilio, blemba. Sakė, nenaudos prieš negerų žmonės, žinai, reikia pagal įstatymus viską, žinok, daryk. Kaip čia dabar liko dar vienas? Ai, va, gerai. Nu, žiūrim, ar laimės tas, kur prieš negerų žmonės nori, ar tas, kur prieš... Nu, jisai neparašė dėl ko, nes neprašiau ten ant to Facebooko žodžiu. Davai sukam. Kas laimės? Liuncija Kepalas laimėjo. Nu, sveikinam jį. Čia daugiau pasakius, nieko daugiau iš tikrųjų nepasakysiu. Kaipgi sveikinimai Liuncija Kepalas. Nu, aš vis tiek labai noriu pažiūrėti, kas ten per žmogus. Ar kad ten ne feikas koks būtų, žinai. Ne, gal ir ne feikas. Liuncija keistas vardas tiesiog. Tikriausiai. Tai va, žodžiu. Tai ką, tikiuosi patiko šis video, laimėjo, kaip jisai vardas. Liuncija Kepalas laimėjo ir antrą laimėjo prižiūrėtojas. Nu, ten, kur rašė, kur naudosiu peilį prieš negerų žmonės. Ir tai va, tai tikiuosi patiko šis video. Dėkui visiems, kas dalyvavo ten tuose, žodžiu, laimėjimuose, nežinau kaip čia pasakyti. Sveikinu, kas laimėjo ir susitiksim iki kito video.